Kartu su keliaujančiom architektūros dirbtuvėm atvažiavom į Narteikius ir šitas miestelis ypatingas tuo, kad anksčiau jame buvo labai tokia žymi žemės ūkio mokykla. Ir kadangi sutraukdavo labai daug visokių specialistų žemės ūkio iš visos apylinkės, tai čia šiame miestelį yra daug daugiabučių. Va čia jisai tuo ir yra ypatingas, kad nėra ne savų namų tiek daug, bet žmonės gyvena daugiabučiuose ir tuomet jie turi savo, kaip vaikai vadina, daržus. Ir labai įdomu, kad visas tas Narteikių miestelis yra prie upės Mūšos ir vietiniai sako, kad jiems tarsi ir tas pasaulis baigėsi ties Mūša, nes jau už Mūšos jau kaip ir jau ten kažkokie nenusakomi kaimai, nenusakomas ten vietovės. Per ekskursiją su vaikais vaikštinėjom po miestelį ir mums jie parodė vietas, kur dažniausiai renkasi, kur labiausiai mėgsta leisti laiką ir čia yra susiformavęs toks judėjimas. Yra krepšinio aikštelė, ten šiek tiek toliau už mokyklos ir yra tinklinio aikštelė. Tai čia toks mainosi kas kelis metus, kuo jie užsiiminėja ir dabar yra tinklinio renesansas ir jiems labiausiai trūko kur atsisėsti. Mes darėm tokius plakatus, kur ten viskas piešiam, maketavom tenai. Ir tada sugalvom, kad prie tinklinio geriausiai būtų daryti. Tai tada mes nupiešėm, tada darėm iš visokių baslių, šiaudų ir kankorėžių. Tada kiekvienos aikštelės buvo pastatytas ten, kur teisėjas gali žiūrėti aukštai. Teisėjo bokštas. O tarp mes sakom, o gal mums reikia daugiau suoliukų, nes vieną suoliuką kiti sėdi kartais ant žemės, o kiti ant suoliuko, didesnį, pavyzdžiui, ant suoliuko mes turim ant žemės sėdėti. Šiaip vaikai prigalvoja labai daug skirtingų idėjų ir gal toks esminis momentas buvo išsirinkti vietą, nes yra ir 3 maudyklos. Vieną pačią giliausią buvo išsirinkę, kur norėtų turėti lieptelį, bet ta vieta patvinsta pavasarį ir vyksta ledonešis ir jis nuneša visus lieptelius. Tai tiesiog nusprendėm, kad ten nėra labai tvaru kažką daryti. Buvom sugalvoję ir plaustą tokį, kurį galima įsikelti, bet galiausiai kitą rytą jau visi, kai vaikai pabuvo su ta mintim, tai tiesiog balsavom, kuri vieta galiausiai bus jau ta favoritė, kur norim kažką statyti. Tai išsirinko tinklinio aikštelę, nes paskutiniu metu tikrai daug žaidžia tinklinę. Iš visų maketų buvo surinktos tokios geriausios idėjos, kas atlieptų tą poreikį, kurį vaikai išsakė apie jų kasdienybę. Ir taip architektų komanda, konsiliumas suklijavo į vieną projektą. Gustė sako, kad puikiai labai sekasi, tai iš tikrųjų dabar tai mes jau visi sugrįžtam kaip į savo namus, kaip savam kaimelį jaučiamės ir labai viskas gerai, visi darbštus, pasirengę padėti, labai praktiškas mąstymas jaučiasi, iš karto pasijuto tas, kad mums reikia liepto, suolo ir viskas konkrečiai sustiguota, taip? Persirengimo kabinos. Persirengimo kabinos prie laužavietės prie upės maketavomės, taip? Kai tik tais atvažiavom, pas mus susirinko kažkur virš 20 vaikų ir ilgainiui jie šiek tiek keitėsi. Vieni prisijungė, kiti išeidavo, gal iš pradžių turėjom mažiausiai paauglių, nes jie atėjo ir pamatė, kad daug labai yra mažiukų. Ir nusprendė, žodžiu, kad jiems čia gal trintis per daug nekieta. Bet paskui jau, kai prasidėjo darbai, tai vis daugiau vaikų prisijungė. Ir įdomu tai, kad tėvai po to pasakojo, kad vaikai tarpusavį susidraugavo, kad nebuvo taip, kad visi kartu visą laiką žaisdavo. Būdavo kažkokios grupelės vaikų, bet dirbtuvių metu jie taip susidraugavo, kad, žodžiu, pradėjo visi bendrai kažką daryti. Tai tas mums buvo labai ypatinga ir faina išgirsti.
didžioji fantazija jiems atsirišo būtent tada, kai mes pradėjom daryti maketus. Mes prisirinkom visi ten samanų, visokių šapelių, plastelino ir taip toliau. Ir tada jau jie, kai pradėjo daryti tos maketus, jie matyti jau iš galvos viskas persikėlė į kažkokį fizinį kūną. Ir tada jau jie pradėjo fantazuoti ir žodžiu, pasileido visiškai į tą fantaziją, į visas pusės. Pavyzdžiui, yra toks vienas berniukas, kuris, žodžiu, labai mėgsta aviaciją. Ir jam, man atrodo, gal 7 metai, bet jisai žino ten įvairiausių lėktuvų modelių, pavadinimus. Tai po tų maketavimo dirbtuvių jis ten mums iš laikraščių pagamino tam tikrus lėktuvų modelius. Žodžiu, atrodė, kad pajautė, kad galima viską perkelti iš popieriaus į kažkokį fizinį kūną. Pastebiu jaunime, kad visas jaunimas, kuris susirinko šiose dirbtuvėse, yra labai tokie vieningi, ko aš nematau kitose bendruomenėse, nors ir esu pakeliavęs šiek tiek. Tas labai smagu yra. Kad ir dabar reikėjo valgyti, taisyti, net jeigu ir vaikai neina į stovyklą, jie tiesiog ateina, prisijungia, padeda. Atrodo, žmonės klijuojas, bet kai kokia šventė, ar jie vieni kitų lyg ir gėdės, ar nedrįsta, tai va šiandien vakare atidarymo šventė tikrai bus išbandymas, ar pavyko vaikam išjudinti ir suklijuoti, nes Facebooko puslapį bendruomenės narių ryškiai padaugėjo, tai žiūrėsim, kiek jų ateis į tą susitikimą, nes taip jeigu renkame, tai 30-35 daugiau ir nesusirenk, bet gyventojų tai daug, beveik 200, tai gal vaikai bus tas toks ta liepsnelė ar tas spragtukas, kuris išjudins šiek tiek daugiau. Dar galiu pasakyti, kad labai mus nudžiugino vaikų tėveliai. Jie kiekvieną dieną gamindavo mums pietus. Ir ten, man atrodo, galėtų būti tokia televizijos laida Šeimininkių kovos. Nes, ta prasme, mes kiekvieną dieną vis gaudavo geresnius pietus su vos net 3 dalimis ir desertų, ir karštų, ir žodžiu. Ir dar net ne viską suvalgydavom ir dar į palapinę nusineždavom. Vaikai tai čia yra nerealūs. Jiem duodi į rankas įrankį, jie žino, ką daryti, kur daryti ir atrodo, kad reikia laikyti su virvelė, kad nepridarytų per daug. Per ryto ratus nekantrauja, kad greičiau einam dirbti, čia plepėt nėra laiko. Čia, ką matot, apart šitos konstrukcijos, kurią vakar su tėčiais iškėlėm, tai bokštelį jie pastatė patys, varžtus čia savanoriai suko kokius 5. Mes tik tai rodėm, kur ką prisukti ir jeigu nupjaut kažką, tai sudėtingiau. Čia, pavyzdžiui, dėjom visai neblogai pavyko suleisti kampus. Vaikam jau čia būtų sudėtingiau, tai mes jiem pagelbėjom, bet varžtai sukti jų. Kas buvo linksmiausia? Dažyti ir išsipurvinti. Dažyti ir maudytis. Dažyti ir po to nerti į vandenį, giliniai. Dar buvo toks įdomus momentas, kai pamatukus darėm prieš porą dienų savo tribūnai. Tai visiems vaikams buvo labai svarbu įsiamžinti. Įpiešti savo vardą, inicialą, palikti žymę. Jo, ant betono dar neužkengusi. Su pagaliukais. Su plunksnu? Su plunksnu pagaliukais. Man labiausiai užlipti ten ant tos bokštelės. Ir mes užlipom ir aš šokau. Ir tada aš paskui, kaip iššokau, aš pagalvojau, kad aš kojas įlaužiu, o paskui atsistojau ir nieko nebesupratau, ar aš nušokau ar nenušokau. Kviečiam visus savanorius! Tai žodžiu, buvo labai baisu, bet aš esu labai laiminga ir pasirodo viskas gerai čia su ta bendruomenė. Ana yra, Ana veikia. Ir vaikai iš tikrųjų tie, kurie mums suvienė, tai galėtumėm 3 kartus ačiū. Taip, tai įdomus vaikai dabar važiuoja. Taip. Bet va sakau, lankstė pirštus vaikai. Bendruomenė biškai atsigaunama, tai jaunimas perėmė, nebuvo bendruomenė. Tokios aktyvios.
Tai Vaida ten kietai? Vaida, čia kaip perėmė. Tai jinai prieš savaitę buvo. Kompiuteriu mokam gerai, matai. Mes jaunimą nemokam tais kompiuteriais žaisti. Tai gal žaisti kitais kompiuteriais. Ne žaisti, dirbti reikia. Jo, ne tik žaisti.